Tai ką, kur šiandieną varom? Pas Arūną, Minskūną. Ką mes čia jam kažką tai parvežėm, ne? Buvom Bednarą, skutiką, 10 metrų. O, tai įdomu, kaip jam patiko tas skutikas, nepatiko. Šiaip tai man labai patiko pats Arūnas, labai toks paprastas, Aha. ūkiškas, žmogiškas, būna pabajaruoja. Jo. O kaip ten nusakė tas Darius, prisimeni? Jo, Darius paskambino, sako, reikia skutiko, tai klausiu kokio, tai norėjo apynaujo Bednaro, išreiškė konkrečiai savo pageidavimus, kad turi būti mažai naudotas, turi būti gero stovio, būtent, kad galėtų iš karto važiuoti dirbti, nereikėtų nieko investuoti. Tai parankiau aš jam porą variantų. Vienas iš tų variantų buvo daniškas skutikas, jis iš Danijos. Tai jam jisai tiko, suorganizavom viską, atvežėm. Iš principo ledinis skutikas, galim iš karto važiuoti laukus. Tai nei mes kliento pavedėm, nei mūsų pardavėjas Danijoje pavedė, viskas kaip buvo, kaip tarėm, taip ir padarėm.